Gyvenimas atranda mus, belaukiant pirmos žolės, pirmos meilės, pirmo vaisiaus, švenčių, atostogų, laimės, kuri kaip medis auga mumyse. Gyvenimas prabėga vis beieškant vienintelės tikros pasaulį vietos, žmogaus, kuriuo galėtum tikėti, prasmės, lygiausio ir žvaigždėto kelio, o gal kažkur skubančio savęs. Norime jums pristatyti pirmąją karklinių laidą Pažvelk, karkliniai. Šioje laidoje matysite, lapkričio 11-ąją prie kultūros namų buvo atsodinta eglutė. Lapkričio 13-ąją renginyje pavadinimu Tokie mes buvo pristatyta karklinių daugiafunkcinio centro veikla. Žinios iš kaimynų, aktyvūs Keturvalakių parapijos jaunuoliai susibūrė į grupę. Lapkričio 11-osios popietę šalia karklinių kultūros namų buvo atsodinta eglutė. Pirmoji eglutė šioje vietoje buvo pasodinta akcijos Daro metu 2013 pavasarį. Tačiau po pusmečio naujųjų metų rytą ji buvo rasta nulaužta. Eglutės atsodinimo organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Rimtautui, Audriui, Guodai, Ričardui ir Tomui. Kaip sakom, kodėl nebuvo atidarymo? Lapkričio 13-ąją karklinių daugiafunkcinėme centre vyko renginys pavadinimu Tokie mes. Renginio metu buvo pristatytos universaliame centre vykdomos veiklos. Šiame pastate po vienu stogu yra įsikūrusios ikimokyklinė grupė Lašeliukai, Jamahos muzikos mokyklėlė, karklinių bendruomenė, biblioteka bei medicinos punktas. Taip pat įvairius užsiėmimus čia atvykę veda mokytojai iš Keturvalakių miestelio. Karklinių daugiafunkcinėme centre taip pat vyksta ir neformalus suaugusių ir vaikų švietimas. Čia nuolatos vyksta sportiniai užsiėmimai treniruoklių salėje, kompiuterinio raštingumo pamokos, muzikiniai užsiėmimai, keramikos būrelis, veikia dramos studija, mokoma žaisti futbolą bei vokiečių kalbos. Renginio metu daugumos užsiėmimų vadovai trumpai papasakojo apie savo veiklas. Kaimo bendruomenės pirmininkė Jolita Tekorienė kalbėjo apie bendruomenės surengtas akcijas, išvykas, renginius, bei apie projekto laisvalaikio ir sporto aikštelės įrengimas karkliniuose įgyvendinimą. Kiti save pristatė šokiais, piešiniais bei dainomis. Susirinko beveik 90 žmonių, tarp kurių buvo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Vabalas, švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė. Aš noriu pasidžiaugti šiais namais, kai yra sukurti ir jaunų vaikų ten. Ir džiaugiuosi tai, ką šiandien pamačiau, kad čia yra puikios sąlygos jaunimui tobulėti. Be abejo, labai gražios programos, kurias parodė čia susirinkę. Ir norėtųsi, kad su tokiu entuziazmu toliau mes
galėtume jūs čia scenoje pamatyti ir kad jūs tobulėtumėte tokiu greitu tempu, per kurį čia tegu pamatyti trumpą laiką tokius gražius rezultatus. O Karkliniai tai yra irgi užsispyrusi bendruomenė, žmonės, kurie sugeba parodyti, kad galima, jeigu nori, galima padaryti. Aš linkiu jums visokeriopos sėkmės, stiprybės ir kad šitie jūsų planai, jūsų šitie uždaviniai išsipildytų su kalba. Sėkmės jums visiems. Ačiū. Šių metų spalio mėnesį Keturvalakių parapijos jaunuoliai susibūrė į grupę Facebook'e pasivadinusią Nepilkas Keturvalakių parapijos jaunimas. Grupės administratorė Laura Bendaravičiūtė pasakoja, kad jaunuoliai jau pradėjo rinktis į kas mėnesį klebonijoje vykstančius susitikimus. Jų metu jaunimas žiūri filmus, žaidžia žaidimus, rengia protų mūšius bei tariasi dėl ateities planų. Gruodžio 5 dienos susitikime jaunuoliai pradėjo ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms. Susitikimą vedė Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro darbuotojos sesuo Evelina Lavrinovičiūtė ir Rūta Jurkšaitė. Visa informacija apie susitikimus skelbiama Facebook grupėje Nepilkas Keturvalakių parapijos jaunimas. Gruodžio 14 dieną, sekmadienį 15 valandą visus didelius ir mažus kviečiame į kalėdinės eglės įžiebimą Karkliniuose prie kultūros namų. Garantuojame gerą nuotaiką ir kalėdų senį su dideliu dovanų maišu. Skiltyje linksmi vaizdeliai yra laukiami jūsų užfiksuoti juokingi ir įdomus vaizdo įrašai bei nuotraukos. Savo vaizdeliu norėtų pasidalinti Paulina Tekorytė, kuriame matyti, kaip ji šoka su savo seneliu Jurgiu, kuriam ne už kalnų 80-asis jubiliejus. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town. You could have done something